Tai šiandieną tada pakalbam apie baltarusiškas trąšas ir teisingumo ministrą Rimantą Mockų, vienu sakiniu apie lietuvių turtą užsienyje, Giedrių Drukteinį ir Lietuvos krepšinio rinktinę, o antroje laidos dalyje pakalbam apie tai, ką Trumpas pažadėjo Ukrainai. Paprastai mes nesisveikinam laidoje, bet šią laidą pradėsiu nuo sveikinimuose dėl dviejų priežasčių. Dėl to, kad noriu uzurpuoti eterį pirmas šį kartą ir padaryti tam tikrą monologą. Tai labą dieną, Rimvydai. Sveikas. O antra priežastis yra, noriu pasveikinti mūsų užkadrinį balsą Gediminą Vaitekūną, kuriam sukako 63 metai. Tai sveikinam Gediminai tave su gimtadieniu, linkime daug laimės, skanių konservų, kurios padovanojo mūsų redakcijos žiūrovas. Ir einant prie rimtesnių temų, pagrindinė tema, kurią šiandieną pasirinkome, yra tokia labai techninė, atrodo, ir galbūt ne visiems suprantama, kodėl apie tai svarbu kalbėti. Dėl tos priežasties aš paprašysiu truputį eterio ir paaiškinsiu, kaip aš matau tą situaciją. Kalba eina apie tai, kad Nemuno aušros Seimo narys Artūras Skardžius pasiūlė tokį techninį dalyką. Visus arbitražinius ginčus, tai yra tarptautiniai erdvėje vykstančius ginčus, kur dalyvauja Lietuva, atiduoti Nemuno aušros valdomai teisingumo ministerijai. Atrodo labai paprastas, techninis, galbūt net nuobodus klausimas, bet kai esi įsigilinęs, tas vaizdas gali atrodyti šiek tiek kitaip ir aš pabandysiu perteikti, kaip aš tą matau. Mano galva tai yra susijęs su baltarusiškomis trąšomis, dėl to, kad vienas svarbiausių ginčų arbitražinių, kur dabar yra įsitraukusi Lietuva, yra būtent baltarusiškos trąšos ir ginčas su Belkali, Baltarusijos trąšų įmonė, gamykla. Jie iš Lietuvos nori prisiteisti 12 milijardų eurų. Ir šitas ginčas prasidėjo, galima sakyti, turbūt nuo karo pradžios, nuo masinės invazijos pradžios, sudėjus visą tai, ką padarė nusikaltimus, kurios padarė Baltarusijos režimas, plus karo pradžioje ES ir Lietuva paskelbė paskelbė sankcijas baltarusiškom trąšom, nebegalima per Lietuvą vežti ir Lietuvoje krauti baltarusiškų trąšų. Kodėl tai svarbu? Dėl to, kad tai buvo vienas pagrindinio, galbūt net pats pagrindinis Aleksandro Lukašenkos režimo finansavimo šaltinis. Tuo metu ir tiesą sakant net anksčiau, nes apie tai buvo ilgai diskutuojama, Lietuvos tarnybos, kurios atsakingos už saugumą, fiksavo ne vieną bandymą prieiti prie politikų. Tai yra trašistai, trąšų lobistai, jie bandė prieiti prie Lietuvos politikų ir daryti įtaką jiems, kad tokios sankcijos neatsirastų arba kad jos būtų panaikintos arba kad Lietuva nepalaikytų. Ir kas yra tie trašistai, turbūt irgi galima įvardinti. Yra verslininkas Igoris Udovickis, kuriam priklauso birių krovinių terminalas esantis Klaipėdoje. Tai yra didžiulė įmonė, apyvartos yra 100 milijoninės ir taip pat su juo buvo, bent jau tuo metu, kai tai buvo aktualu, buvo susiję du broliai Nikitinai, Vilius Nikitinas ir Andrius Nikitinas. Vilius Nikitinas yra teisininkas, iki šiol turbūt atstovaujantis. Praleidai Dambrauską. Dambrauskas, taip, prie Dambrausko taip pat sugrįšiu per šitą kalbėjimą. Tai Vilius Nikitinas teisininkas atstovaujantis Belkaliui tarptautinėse bylose. Andrius Nikitinas tuo metu buvo vienas iš verslininkų verslo konfederacijos atstovų ir jisai kaip jau pramonininkų gynėjas gynė birių krovinių terminalą. Abudu šitie broliai Nikitinai dalyvavo prezidento Gitano Nausėdos rinkiminėje kampanijoje 2019 metais. Jie to net neslepia, iš esmės tai patvirtina. Vienas mažiau žinomas faktas ir man atrodo yra svarbus, kai VSD vadovybė suteikė tą neteisėto sąrašų tikrinimo paslaugas kandidatui Gitano Nausėdai, buvo pažymėta, kad broliai Nikitinai yra susijęs su birių krovinių terminalu, susijęs su baltarusiškomis trąšomis ir tarsi buvo pasiūstas signalas, kad galbūt nereiktų turėti su tai žmonėm kažkokių ryšių. Nepaisant to, kaip Gitanas Nausėdas buvo išrinktas prezidentu ir jau oficialiai, legaliai kreipėsi į VSD, pateikdamas pirminį tokį patarėjų sąrašą, broliai Nikitinai buvo 1 ir 2 numeriu, tiek Vilius, tiek Andrius įrašyti kaip galimi patarėjai. Tai kitas ryšys, kas galbūt irgi rodo su prezidentūra, buvo tokių signalų apie tai, kad jau Gitanui Nausėdai esant prezidentūros atstovai susitikinėjo su birių krovinių terminalo atstovai, su trašininkais. Asta Skaisgirytė viešai sakė, kad reiktų rimtai čia pasvarstyti apie tas baltarusiškų trąšų sankcijas, nes tai kenks mūsų verslui. Žodžiu, buvo akivaizdu, kad tarsi esama toje pusėje, beje, man atrodo, aš taip supratau iš užuominų viešų, kad ta pranešėjo komisija Seimo sudaryta, ji taip pat turėjo kažkokių duomenų, galbūt netgi gilesnių apie tai, kas vyko, kokie ryšiai tarp prezidentūros
agentūros, prezidento ir trašininkų. Ir kaip aš suprantu, dabar visa ta informacija yra generaliniai prokuratūrai, kurie atlieka ikiteisminį tyrimą šituo pagrindu. Šitas klausimas buvo kurį laiką pamirštas. Kada pirmą kartą jisai sugrįžo į politikos užkulisius, tai yra žmonės tokie kaip, pavyzdžiui, mudu su Birute, kurie domėjosi tuo, kada gavom pirmosius signalus, kad vyksta kažkoks veiksmas, tai yra prieš pat Seimo rinkimus ir tarp pirmo ir antro turo politikos užkulisiuose atsirado dvi informacijos. Viena informacija, aš laikyčiau ją nelabai kokybiška, tai yra, kad nebūtinai tai yra tiesa. Ta informacija buvo apie tai, kad vieną iš politinių partijų galbūt finansuoja trašininkai, buvo tai tikrinama, bet nėra jokių įrodymų. Kita vertus, kaip Nemuno aušros šitas pavyzdys rodo Birutės ir Igno tyrime, jeigu yra kažkiek grynieji pinigai arba suteikta paslaugomis, tai yra netaip paprasta užčiuopti kažkokius galus. Bet tokių įrodymų apie tai, kad kažkuria iš partijų būtų finansavę trašininkai, nepavyko rasti. Antra informacija buvo kokybiškesnė, buvo kokybiška informacija iš patikimų šaltinių, ne tauškalai, apie tai, kad trašininkai rengia tokį planą. Plano esmė, kai ateis nauja valdžia į Seimą, kai bus suformuota nauja vyriausybė, pradėti per žiniasklaidą viešai ir neviešai spausti politikų, sakant, štai yra 12 milijardų ieškinys ir mums reikia kažkaip susitarti. Nes jeigu jūs pralaimėsite, tai čia ir jūsų anūkai mokės už šitą pralaimėjimą. Reikia tartis, reikia taikos sutarties. Gali atrodyti sankcijos europinės, tai prie ko čia dabar Lietuvos politikai, bet yra labai svarbus niuansas. Šiaip Europai visiems nusispjauti ant sankcijų Baltarusijoje, kalbu apie vakarinę Europą, apie pietinę Europą, Ispaniją, ar ne? Visada ta dinamika yra tokia, kai sprendžiama apie sankcijas Baltarusijai ir Rusijai, Baltijos šalis, Lenkija yra tie, kas visą laiką reikalauja griežtinimo ir ta vakarinė Europa, kuria yra mažiau suprantamos tos problemos, jie visą laiką žiūri tai nuosaikiau. Tai jeigu viena iš tų valstybių, pagrindinė valstybė, kalbant apie trąšas, Lietuva, sako, kad reikia sankcijų atsisakyti, manau, kad tai būtų rimtas argumentas, plus yra tokių ženklų, kad ir amerikiečiai galbūt sako, kad reiktų pasvarstyti apie tą sankcijų atsisakymą. Ar yra kokių nors signalų, kad, kaip jau sakiau, apie tai buvo kalbama prieš rinkimus, kad štai egzistuoja toksai planas? Po rinkimų vos suformavus vyriausybę, man atrodo, sausio mėnesį, 25 metų sausio mėnesį pasirodė pirmasis straipsnis LRT, išsamus straipsnis, geras straipsnis, kur atspindėtos visos pozicijos apie tą ieškinį 12 milijardų arbitraže. Ir ten buvo parašyta, kad tas ieškinys mažai tikėtina, kad bus laimėta dėl to, kad Lietuva šiaip jau rėmėsi europinę teisę. Bet tuo iš karto pasidalino Remigijus Žemaitaitis, sakydamas, kad štai, pažiūrėkit, ko pridarė ana vyriausybė. Ir jeigu aš gerai suprantu, pats savo ausimis negirdėjau, bet iš žmonių, kurie girdėjo, supratau, kad ir važinėdamas po Lietuvą, jisai kėlė šitą klausimą, sakydamas, kad štai yra 12 milijardų ieškinys, mus visus nuvarys su bagais, reikia susitarti. Kitas momentas yra, savo akimis mačiau nuotrauką, kur tuomet dar ne premjeras, tuomet dar kandidatas į Seimą Gintautas Paluckas sėdi kavinėje su Andriu Nikitinu ir aptarinėja kažkokius reikalus. Jis yra tai patvirtinęs iš esmės, kad buvo susitikęs, bet, nesureikšminkim. Tai nėra nusikaltimas susitikinėti, bet pabrėžiu tik tai ryšį ir tai, kad ieškoma kontaktų. Ir kitas dalykas, paminėjai Vidmantą Dambrauską. Vidmantas Dambrauskas buvo Birių krovinių terminalo direktorius, tai yra Birių krovinių terminalo žmogus. Klaipėdoje jisai turi politinį komitetą. Ir tas politinis komitetas šiuo metu yra Klaipėdos savivaldybės taryboje valdančioji koalicijoje kartu su Nemuno aušra, o Klaipėdoje Nemuno aušros frakcijos vadovas yra toksai žmogus Vidas Karolis. Negražu taip sakyti visiškai nei tema, bet jeigu paguglinsit Vidas Karolis, jūs pamatys, kad tas žmogus yra kaip iš akies trauktas Lukašenka. Išvaizda jo yra grynas Lukašenka. Tai ne argumentas visoje šitoje, tai tiesiog nukrypimas lyrinis.Gal net negražu taip sakyti. Žodžiu, Klaipėdos savivaldybė taryboje yra Dambrausko komitetas ir Nemuno aušra. Nemuno aušrai tenai vadovauja. Bet koks nors drukteinis galėtų postą parašyti, kad ir ištrintų po 3 dienų, kad tai yra labai svarbus faktorius. Taip. Tai va. Žodžiu, štai toksai kontekstas. Nemuno aušra Klaipėdoje kartu su Dambrausko komitetu. Nemuno aušrai Klaipėdoje vadovauja buvęs Birių terminalo vienas iš darbuotojų. Aš dar pridurčiau. Vidovickis, Dambrauskas ir meras Vaitkus, jeigu neklystu, yra baigę tą pačią Charkivo pusiau milicijos, pusiau KGB aukštąją mokyklą. Dar vienas faktas. Ir dabar jau visiškai apibendrinant, grįžtam prie to pirminio fakto.
Nemuno aušros atstovas Artūras Skardžius, kuris kovojo prieš Lietuvos energetinius projektus, Lietuvos energetinės nepriklausomybės projektus, kuris turėjo arba turi biznį Baltarusijoje, teikia siūlymą, kad Nemuno aušros valdoma Teisingumo ministerija perimtų visus arbitražinius ginčus. Kur problema? Arbitražiniuose ginčuose, tokiuose kaip dėl 12 milijardų ar ne su Belkaliu, Lietuvai atstovauja pasamdyti brangus, geriausi advokatai Lietuvoje ir galbūt net Europoje. Jie sako Nemuno aušra, ne, mes atiduosime tai Teisingumo ministerijos specialistams, kurie gauna 2000-3000 per mėnesį ir to užteks šitam dalykui. Mano supratimu, visa šitas kontekstas ir šitai, kas dabar vyksta, mano supratimu, yra bandymas sugrąžinti Aleksandro Lukašenkos režimui pagrindinį finansinį šaltinį. Du šaltinius. Kalio trąšos ėjo kartu su cigarečių kontrabanda. Visi tie dronai, permetimai per upelį, per Nemuną yra gėlytės palyginti su tuo, kiek kalio trąšų vagonuose į Klaipėdą eidavo cigarečių kontrabandos. Specialiai netgi ten tvarka buvo, yra Belsat žurnalistų tyrimas apie tai, kaip įvažiuoja vagonas į trąšų gamyklą, pripila trąšų ten daugiau kaip pusę, jis važiuoja į cigarečių fabriką, sudedami blokai cigarečių, grįžta į trąšų fabriką, užpilamos trąšos ir visa tai važiuoja į Lietuvą. Taip, kad tie, kurie gina trąšų reikalo grąžinimą, jie gina ir cigarečių kontrabandą. Tai dabar, kaip tai pavadinti, tai ką daro Mockus, beje, su kiekvienu mėnesiu aiškėja vis dėlto, kodėl būtent tokį veikėją. Kodėl būtent Mockų, ar ne? Pastatė į tokią poziciją. Šiaip tai, ta pozicija net ir sovietų laikais buvo tokia, imdavau kokį nors neblogą teisininką, kaip, pavyzdžiui, Pranas Kūris buvo, kurį ir 90 metais mes palikome tame poste, nes buvo geras teisininkas, profesorius ir taip. Kodėl pastatė tokį krakaborą? Ar ne, kuris ten vos ne prostitučių kažkokioj tai ofenzyvoje dalyvavęs teisininkas, šiaip jau ne iš pirmo 10 ir ne iš pirmo 100, turbūt yra, ne? Ir vis ima ir išlenda, kitaip sakant, netgi buvo toks, prieš tai kandidatas buvo, atkrito, nes nemokėjo anglų kalbos, paaiškėjo, kad šitas irgi nemoka anglų kalbos, bet tai nebuvo kliūtis. Kitaip sakant, visus tos dalykus išmeta žmogus, kuris yra šiaip jau pusiau pakabintas, bet kada jį gali išmesti. Dabar kaip tą vadinti, tai mąsčiau ir neradau kito palyginimo, kaip sutartos rungtynės. Kaip NKL dažnai nuskamba vienos ar kitos komandos žaidėjai, stato, kad tam pralošim 12 taškų arba pralošim 50 taškų. Ir matosi, kad per visas rungtynės žaidėjas stengiasi minusą pasiekti kuo didesnį. Futbolo aukščiausioje lygoje dar visai neseniai kai kurios komandos būdavo pašalinamas iš čempionato už sutartas rungtynės. Kitaip sakant, tu žaidi už savo komandą, bet tu sieki pralaimėjimą savai komandai. Nes iš to tavo ateis nauda. Taip, tu sieki pralaimėti. Tai šiuo atveju formaliai Mockus yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, jis žaidžia Lietuvos komandoje ir jis daro viską, kad Lietuva praloštų. Bet kadangi jo žaidimas toks yra, kaip čia paskaitys, yra toks kaip treneris, ar ne, tai stengiasi į aikštę išleisti ne geriausius žaidėjus, ir net ne dublerius, maždaug jaunio ar net jaunučio komandą.
nes tie teisininkai, kurie dirba Teisingumo ministerijoje, jie nėra net advokatai. Jie net nėra advokatų padėjėjai dauguma. Jie yra šiaip juristai, kurie turi diplomą, Riomerio daugiausia, ar ne, kad jis baigęs 4 metus teisės kursą, turi bakalaurą, gal kai kurie turi ir magistrą, bet joks teisininkas čia panašiai būtų kaip sakysim, medicinoje, ar ne, yra skirtingos licenzijos ir tu psichoterapeutą siūstum operuoti kepenų arba inkstų, papjautų žmogų, nors jis chirurgijos kursą jis yra išklausęs. Tai kitaip sakant, Mockus ruošia dirvą pralaimėjimai. Taip. Dabar iškia sutartos rungtynės, va čia yra pats šlikščiausias dalykas. Dabar klauskim, jeigu tu žaidi sutartas rungtynės, jeigu tu sieki Lietuvos pralaimėjimo, nes, kaip pasakyti, jaunučiai, kad ir kokie jie būtų kibus, kandus, greiti, jie suaugusiam pralaimės. Net jeigu byla labai aiški, neištems paprasčiausiai. Čia reikia advokatų ir reikia ne šiaip advokatų, reikia advokatų kontoros. Tai yra didelės firmos, kuri ilgai, nuosekliai ir kruopščiai dirbtų toje srityje. Tai kyla klausimas, jeigu prasideda karas, jeigu Teisingumo ministras jau yra žaidęs sutartas rungtynės, kad Lietuva pralaimėtų, klausimas, ar jis nedarys to paties ir karo atveju. Išeis ir ką nors pasakys, kad čia gal su rusai susitart reikia ar ne. Bet prie viso to aš tau dar paskaitysiu dalyką, kurį aš pats praleidau ir kurį praleido visi Lietuvoje, įskaitant opoziciją, įskaitant, beje, šiaip jau normalioje valstybėje prezidentas Adamkaus laikais ir Grybauskaitės laikais po šitokio Mockaus pranešimo būtų išėjęs kuris nors vyriausias prezidento patarėjas ir pasakė, ne, šito nebus. Šito negali būti, tak. Bet kadangi prezidentas irgi yra suinteresuotas tuo pačiu, jis yra pakabintas tų pačių trašinių ir yra trašinis, tai jis tyli suspaudęs uodegą. Bet dabar aš paskaitysiu vieną interviu, gal visi matė ar ne, bet niekas kažkaip neatkreipė dėmesį. LRT žurnalistė Samoškaitė kalbina vidaus reikalų ministrą Kondratovičių. Jį klausė, ten ministras kažką atsakė, jūs kalbate, kad dabar čia kažkada neseniai iš Rusijos bandė kirsti sieną. Yra tokių atvejų bandymų kirsti sieną, bet vienetiniai. O ką mes su tokiais darome? Žmogus bėga nuo kariuomenės Rusijos. Vienetiniai atvejai, ne masiniai, ar ne? Kaip ir bet kurioje šalyje, atsako vidaus reikalų ministras, jie yra gražinami. Taip pat šią savaitę buvo vienas pilietis iš Baltarusijos su kopėčiomis perlipo, paprašė humanitarinės pagalbos, konkrečiai nurodęs faktus. Dabar tas pilietis yra pabėgėlių centre ir su juo yra dirbama pagal procedūras. Ta prasme, ne tik vakarų šalis į Baltarusiją žiūri kitaip, Lietuva irgi į Baltarusiją žiūri kitaip. Pabėgo Baltarusijas, jis paprašo politinio prieglobsčio, jis eina į užsieniečių centrą, su juo dirbama pagal procedūras. Žurnalistė natūraliai klausė, o asmenys bandė patekti iš Rusijos, kur jie šiuo metu? Dažniausiai tai buvo Rusijos piliečiai, atsako ministras, jie yra sugrąžinti atgal ir perduoti Rusijai. Jie klausė, Rusijos piliečiai, kurie bėga nuo kariuomenės, nenori tarnauti, mušti ukrainiečių, gražinti į Rusiją. Taip. Aišku, po to yra geriausia vieta. Dėkoju, ministrė. tai dabar, kaip tau tai atrodo? A čia nėra sutartos rungtynės irgi? Gerai, aš bandau rasti logiką ministro arba tų, kas taip daro.
nepatikrinsi, gal jie yra užverbuoti ir specialiai bandoma juos prakišti. Palauk. Baltarusis toks pat perlipo su kopėčiam per tvorą ir jis eina į užsieniečių centrą, jis yra ten tikrinamas ir taip toliau. Ir čia aš primenu, ministras pats sako, tai yra vienetiniai atvejai. Taip. Ta prasme, 7, 8, 9, ar ne? Ir net, man atrodo, buvo atvejis, kai Lietuvos pasienio policininkai perduoda tą rusą, kuris nenori žudyti ukrainiečių, rusam atgal ir ten juokėsi jį pradeda spardyti. Tai dabar aš, kaip pasakyti, priminsiu atvejį su lietuviais, ar ne? Dalis lietuvių, mano 2 tėvo pusbroliai irgi bandė pabėgti į Švediją, su valtim jos rusai paėmė, po 25 metus lagerio gavo, bėgo į Švediją ir Švedijoje buvo nemažai lietuvių. Ir Švedija, kaip neutrali šalis, atidavė tuos lietuvius Rusijai, jie buvo nuteisti po 25 metus į lagerius, mažai kas iš tų lagerių grįžo. Vienas atvejis. Antras atvejis, nežinau, ar tu skaitęs Remarko triumfo arką. Tai ten, prisiminė, karts nuo karto Paryžiuje policija daro masinės kratas, reidus sugautų žydus ir vokiečius antifašistus, klausinėjo, iš kur tu atėjai? Iš Šveicarijos. Jos metai iš Šveicarijos, Šveicarijos policija, iš kur tu iš Šveicariją buvo atėjęs? Iš Austrijos, ar ne? Į Austriją, o Austrijoje iš kur? Iš Čekijos, iš Čekoslovakijos, ar ne? Čekoslovakija jau okupuota, ar ne? Bet kas, ten... Tai yra Austrija kaip Baltarusija. Jo, ta prasme. Ir grąžina, tai iš principo yra, arba prisiminkim toks Simo Kudirkos atveju, ar ne? Žmogus šoka iš sovietų laivo į amerikiečių laivą ir amerikiečių laivo kapitonas atiduoda tą žmogų rusam sudoroti. Iš to dokumentinio filmo atrodo, kad iki gyvenimo pabaigos kaltė persekiojo tą kapitoną. Tai Amerikoje kyla šucheris, triukšmas, laikraščiai rašo, televizija rodo. Lietuvoje mirtina tyla. Mes esam niekšai, net jeigu tik vienas toks atvejis buvo. Bet kadangi ministras kalba apie vienetinius atvejus, reiškia, jų buvo bent 9 ar ne kaip minimum, tai kaip čia dabar išeina? Baltarusis prašo politinio prieglobsčio, mes jį priimam, o rusas, kuris eina tiesiogiai kariauti su Ukraina, mes jį atidodam. Tai kas čia yra, jeigu nesutartos rungtynės? Tai yra kolaboravimas su agresorė nacistinė, fašistinė Rusija. Ir tą daro vidaus reikalų ministras. Galbūt, aš nežinau, reiktų tirti, reporteriai turi progą pasidomėti, reiktų tirti, ar to nedarė ir buvusios vyriausybės vidaus reikalų ministerija prie Bilotaitės, bet šiaip jau, tai yra atvejis, kai opozicija turi rėkti, žiniasklaida turi rėkti ir visuomenė turi rėkti. Kada buvo tas interviu? Pirmadienį ar antradienį, ar ne? Aš neskaičiau interviu. Ne, ta prasme, jis buvo po panoramos, ten dienos tema, ar ne? Yra tai dabar galvoju, ar tai galbūt pirmadienis, galbūt antradienis. Mažų mažiausiai 2-3 paros praėjo, Lietuvoje mirtina tyla. Ir aš, ir tu praleidom tai. Man šią naktą atsiuntė buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs ambasadorius Ukrainoje, kovo 11 nepriklausomybės akto signataras Petras Vaitiekūnas, kuris šiuo metu yra toks dailininkas, jisai tapo ar daro paveikslus, kurios parduoda ir didelę dalį pinigų siunčia Ukrainą, jeigu neklystu, jau jis
paveikslais yra Ukrainai paramą padaręs už 207 000 eurų. Tai jeigu jam žmogui pasirodė kraupu ir jis man siunčia ir aš jam rašau, tai čia yra nusikaltimas. Čia yra sutartos rungtynės, tai yra kolaboravimas su Rusija. Tai dabar Mockus kolaboruoja su Baltarusija, iš esmės su kontrabandistais, nes iš ten ėjo pajamos per tą Aleksiną ar net tiesiai į Lukašenkos kišenę, kalio trąšos eina į Baltarusijos kišenę, vidaus reikalų ministerija kolaboruoja su Rusija sėkmingai ar ne. Tuo pat metu per Lietuvą šmirinėja tudai-siudai šimtai automobilių rusų. Mum tas visiškai netrūkdo, bet jeigu koks nors pacifistas atsisako tarnauti Rusijos kariuomeniai, tai mes jį turime atiduoti Rusijos gestapui sudoroti. Aš dar pridėčiau dar 2 failus, kalbant apie teisingumo ministrą Rimantą Mockų. Tai vienas yra, nuo ko jis pradėjo, taip atsirado žiniasklaida, jis pradėjo turbūt nuo tos senos istorijos apie merginas, bet kaip politikas, pirmoji tokie pranešimas, kaip jis atsirado žiniasklaidoje, tai buvo apie KGB prisipažinusių KGB agentų išviešinimą. Tai jisai to siekė ir jisai sakė, kad jo, mes galim tą padaryti, nors yra tiem žmonėms, mes jau nekart kalbėjom, nesikartosim, tiem žmonėms nekartą duotas pažadas, bet to yra toks dalykas. Rusai bėgdami iš čia išsivežė visus KGB agentų sąrašus, jie tik nežino, kas prisipažino. Kai jie žinos, kas neprisipažino ir prie ko dar galima prieiti Turkijose, Ispanijose ir kitose kurortuose ir pasakyti, bičiuli, mums reikia tavo pagalbos ir vėl. Taip. Tai čia yra, vėlgi, buvo Rimanto Mockaus failas, naujas failas taip pat, kurį būčiau praleidęs pro akis, jeigu neatsitiktinai pamatęs LRT straipsnį su kalėjimų tarnybos viršininku Mindaugu Kairiu, apie tai, kad jam yra skirtas papeikimas ir jisai sako, galbūt ministras buvo suklaidintas. Tu retai kada pamatysi pareigūną taip kad ir gražiai, bet atvirai, sakant, kad kažkas yra ne taip. Aš pradėjau domėtis tą istoriją, paklausinėjau tikrai daug žmonių iš teisėsaugos bendruomenės ir iš žurnalistų, kurie tuo domėjosi. Supratau, kad tas pareigūnas Mindaugas Kairys yra toksai iš tų pareigūnų, kurie tarnauja pagal sąžinę, neturi jokių korupcinių dėmių, neturi jokių tokių lojalistinių, yra tokių, kad galbūt nebūtinai korumpuotas, bet prisitaikė prie sistemos. Panašu, kad negaliu garantuoti, to žmogaus nepažįstu, kad tai yra vienas iš tų žmonių, kuris prie sistemos neprisitaiko, vadovaujasi įstatymu ir priesaika. Ir man teko daryti su juo interviu portale L-rytas, kuris dabar kaip tik publikuotas, man taip pat iš jo atsakymų susidarė toksai įspūdis. Žmogus atėjo į kalėjimų tarnybą. Daug kas nesupranta, kad kalėjimų tarnyba netrodo toks užkampis. Šiaip tai yra 109 milijonai eurų biudžetas, tai yra 63% iš viso teisingumo ministerijos biudžeto. Jeigu pridėtų norvegų pinigus, nes norvegai labai nemažai investuoja į Lietuvos kalėjimus, kad tie kaliniai pas norvegus neatsidurtų, tai būtų apie 80% teisingumo ministerijos biudžeto, tai yra didžiuliai pinigai vaikšto. Vien Šiaulių kalėjimo statyba, kuri dabar tarsi vyksta, tarsi nevyksta, yra 120 milijonų. Ta prasme, didžiuliai projektai, renovacijos. Sufeilinti tie pinigai, yra kalėjimas statomas beveik ant sąvartyno ir dabar yra įstrigęs, pradėtas Skvernelio laikais, dabar ten iš vis yra, iš esmės, prie šito sufeilinimo prisidėjo kokios trečia vyriausybė prisideda. Dar buvo visokių renovacijų, bet prie to dar galim prie kalėjimų tarnybos pridėti, kad jie gali vykdyti kriminalinę žvalgybą, sekti, klausytis ir taip toliau. Rimta institucija. Ir tas žmogus atėjęs, jie pradėjo daryti inventorizaciją turto, nes šitą valstybės kontrolę pasakė, jūs bičiuliai, jūs net nežinot, ką jūs valdot. Pasirodo, yra pastatų, kurie iš vis neregistruoti, yra tikras pastatas, bet neregistruotas, yra pastatų, kurie registruoti, bet jų nėra, yra patalpų ten, kaip pasakojo konkrečią istoriją, mokymų centre gyvena, kažkokie hebrytė gyvena, tiesiog ten, kur turi būti mokami pareigūnai, ten gyvena, tą hebrytę išmeta, o vienas iš tos hebrytės tampa ministro patarėjų. Ir tada vieno iš išmestų pareigūnų žmona dabar atlieka auditus kalėjimo tarnybos vado atžvilgių ir rašo jam papeikimus vieną po kito. Ten vienas papeikimas buvo už tai, kad ta inventorizacijos paslaugas pirko iš vieningo Kauno partijos nario,
o kanclerė kalėjimų tarnybos taip pat priklauso tam vieningam Kaunui. Matijošaičio. Jo, Matijošaičio partijai. Skamba taip, okei. Bet kai pradedi... Ne partija, Hebra. Hebra, jo, kaip komitetas ten, ar ne? Kai pradedi domėtis, ten šiaip Kaune viskas yra vieningo Kauno ir tu tiesiog... Ir dar atsiminkim, kad yra toks veikėjas kaip Skvernelis, kuris dirbęs policijoje ir kad kalėjimų departamente darbo turėjo, labai daug, kaip čia pasakyti, negali sakyti buvusio, bet tokių žmonių, kurie senos sistemos raugo žmonių. Taip. Ir jeigu šitas, aš nežinau apie kairį nieko. Jis yra jaunos kartos generolas. Taip, tai jeigu jis taip pasižiūrėjo rimtai į tą reikalą, tai man atrodo, kad pirmiausia, kuris besdavo pirštų, ten pataikydavo į to seno raugo veikėjus, pareigūnus, valdininkus ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkime, ar neatėjo Mockus iš tokios policijos, kur į nuovadas prostitutės kviesdavo, ar ne, iš tos senosios policijos, sakykime taip. Yra Skvernelis kažkur tai dar, ar ir Gardės stovi. Aš tave sustabdysiu, nes tu labai teisinga kryptimi eini. Mockaus patarėjas yra Ričardas Pocius, Skvernelio bendražygis. Taip. Ir jisai yra viceministras. Ir ginamasis. Jo, ir jisai ir užsiema šito klausimu. Ir yra kalbama užkulisiuose, kad jisai galėtų būti vienu iš kandidatų, kai šitą atleis jauną pareigūną, kad jisai galėtų tapti tos tarnybos vadovu. Vienas iš kandidatų. Tai man atrodo, kad labai teisingai ir pasako... Tai va čia sutartos rungtynės, bet tas atvejis, kai yra paperkami teisėjai. Man tai, žinai, kas liūdniausia, atrodo, mes ne kartą šitoje laidoje esam tą mintį iškėlę, kad iš tikrųjų susidaro įspūdis turbūt visais laikais žmonės, kurie elgėsi ten pagal priesaiką, pagal sąžinę, jiems buvo sunku. Vis laik tu pasirenki nekonformisto kelią. Konformistui visada yra lengviau, ar ne? Bet man atrodo, kad dabar ypatingai Lietuvos teisėsaugoje mažėja vietos nekonformistams. Lietuvos teisėsaugoje tie pareigūnai, ta pati pranešėjų istorija, ar ne, tą patį rodo. Lygiai tas pats. Tai per organizaciją žmogus pašalintas, jisai pasipriešino neteisėtų veiksmui ir žodžiu, atsidūrė gatvėje. Tai čia dabar irgi mes kalbam apie jauną generolą. Jeigu jam išrašys 3 papeikimą, jau 2 skyrė, planuoja išrašyti 3, jisai nebegalės dirbti teisėsaugos pareigūnų. Tai yra, tu investavai žmogų, jisai praėjo daugybę karjeros laiptelių, juose įrodė bendruomeniai, kaip aš susidariau įspūdį. Bent jau žmonėms, kurie tokie yra tikri pareigūnai, ne karjeristai, o tikri pareigūnai, kad tai yra rimtas žmogus, jis dabar ateina sutvarkyti labai problematiškos tarnybos, aptvarko ją, jį išspiria taip, kad sugadina jo karjerą visam gyvenimui ir reputaciją. Ir tokių atvejų, man atrodo, Lietuvoje vis daugėja. Tai, kad visa Lietuvos 35 metų istorija tokia yra, kad kažkas ateina, aptvarko sistemą, tarkim, ir tada ateina LDDP. Ir sugrįžta visi buvusiai į visus postus ir viską sufeilina. Paskui vėl. Paskui atėjo toks metas, kai net ir atėjus dešiniesiam į valdžią, ateina nauja konformistų karta. Kita karta su galbūt šiek tiek kitokiais supratimais ir kitais žmonėmis. Ir prasideda 2 konformizmų kautynės, ar ne, po kilimu. Taip. Ir iš esmės, tarkim, įsivaizduok, yra pareigūnas, tarkim, jeigu kariuomenės terminais įmant, tu esi leitenantas, ar ne? Ir ką tau daryti? Tau reikia karjerą daryti, ar ne? Tau reikia augti, statutinėse organizacijose, tu turi kilti. Kilsi tik todėl, jeigu kažkuri konformistų gauja tave palaikys. Jeigu ne, tu ir kapitonų išeisi į atsargą ir tuo viskas pasibaigs. Tai aš taip, pavyzdžiui, jeigu imt kariuomenę, tai kodėl kariuomenė nepersitvarko ir nekreipia dėmesį tai, kas vyksta Ukrainoje, kaip ginkluotė keičiasi, požiūris. Todėl, kad tu esi priklausomas. Net jeigu tu būdamas kapitonu ar majoru galvoji taip kaip Arūnas Kumpis arba Rimas Armaitis, tu neturi apie tai prasižiūrėti, tu neturi taip daryti. Nes visi kiti aukščiau stovintis
tave nebetemps į viršų. Bet ne faktas, kad nesikeičia Lietuvos kariuomenė. Man atrodo, kad gal keičiasi, tiesiog tai tie pokyčiai nėra vieši. Nu, kai keičiasi, tai matosi, kad keičiasi. Kur tas pokytis yra? Net pavyzdžiui, ar ne, dabar ministrė paskutinį kartą kalbėdama kažkurioj tai laidoj, ji kartoja tą patį generolų nuzulintą argumentą, kad dronai yra ubagų ginklas. Nu palaukit, 3,5 metų eina, jau Rusija pati nebestato ant raketų ir aviacijos seniai, o stato ant dronų, ant jų gamybos didinimo ir spiečiaus didinimo ir taip toliau. O pas mus bedniokų ginklas. O turtuoliai esame, ne? Dideli. Lietuva yra turtingesnė už Ameriką. Amerikoje jau nustatė, kad kariuomenės tose statutuose įvedė, kad dronas yra kaip artilerijos sviedinys, vienkartinis. Ta prasme, kad poligonuose paleidau, sunaikinau taikinį, jo nebėra, perkam kitą droną. O pas mus bednioko ginklas. Amerikoje, reiškia, bedniokai iš esmės yra palyginti su mumis. Nesikeičia. Nes jeigu taip keisis tokiu greičiu, tai mes dabar čia kalbam, apsiginkluosim iki dantų 2030-32 metais, tai tokiu tempu 2100 metų reiks laukti, kol pasikeis. Aš manau, kad bus dar progo apie tai padiskutuoti. Bet čia va tas ir yra, kad tas konformizmas, senasis marazmatinis konformizmas šiuo metu su šita valdžia jis atėjo į visas valstybės institucijas. Sutartos rungtynės yra jų ideologija. Kitokių rungtynių pagal Mockų, Palucką, Kondratovičių ir kitus nebeturi būti. Negali būti fair play grajaus. Turi būti tik sutartos rungtynės. Įsivaizduokit, iki ko atėjom 4 karo metais. Šia džiugia gaida, Gediminai Vaitekūnai, 63 metų, įjunkit muziką. Taigi, 200 politikų ir valstybės tarnautojų deklaravo užsienyje turto už 23 milijonus eurų. Teisinga tai susijęti su karo baime, ar visgi tai rodo tiesiog gerėjantį gyvenimą Lietuvoje? Žinant, kuriuose vietose perkamas tas turtas, labai kryptingai, tai aš sakyčiau, kad tai yra degančių subinių reikalas. Bailiai perka butus tam, kad atėjus valandai X pabėgtų iš Lietuvos, pamirštų tą Lietuvą ir taip toliau. Tai Lietuva yra paliekama, kaip čia pasakyti, bedniokams ginti, bet net iš jų ginklų bedniokiškumo krašto apsaugos ministrė tyčiajasi. Paliekami tiems, kas tarnauja pagal priesaiką. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnas Mindaugas Mačiulis, kaip aš supratau, šilutiškis, gavęs apdovanojimą už 20 metų tarnybą tiesiai šviesiai pasakė vadovybei, cituoju, 20 metų negerbėte, o dabar nušvitimas, atėjau dirbti su bakalauru, baigiau magistrantūrą, įstojau doktorantūrą. Kas per visą laiką pasikeitė? Auginu 2 mažamečius vaikus ir niekaip negaliu sutaupyti dantų protezams. Ir numetė medalį ant stalo. Ką pasakytum tokiam pareigūnui? Kad man labai gaila, bet mano Lietuvoje yra taip, kad tokie žmonės yra stumiami už skurdo ribos, o tuo tarpu aukšti valdininkai ir politikai turi labai daug ir kariuomenės generolai turi pinigų pirkti butus Ispanijoje. Kažkas negerai mūsų karalystėje, jeigu taip yra. Man tas žmogus paliko labai gilų įspūdį, įspūdingas, iš tikrųjų toksai labai drąsus ir reikalingas poelgis. Įtakotojas Giedrius Drukteinis, sužinojęs, kad Kristijonui Bartoševičiui skirta 7 metų bausmė už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, paėmė ir susijo tai su konservatorių partija. Ką galima pasakyti tokiam žmogui? Kad menko protelio meškiukas yra. Todėl, kad tokie dalykai
jie nesusiję su ideologija, ar ne? Jie yra susiję su žmogaus fiziologija, ar ne? Fiziologija ir ideologija nekontaktuoja. Jis labai greitai buvo nugesintas, kai jam priminė, jog garsiausias Lietuvos pedofilas Šikanavičius kūrė socialdemokratų partiją ir turėjo pabrukęs uodegą ištrinti tą postą iš Facebooko. Taip kad politinėje kovoje, žinoma, naudojami visi metodai, bet yra toks veidrodinis principas, kad kai tu kali oponentus štai dėl fiziologinių dalykų, ar ne, ir susijai tai su ideologija, tu žinok, kad dievulis rytoj tau gali pasiūsti 2 arba 3 pedofilus. Mes nežinom, galbūt kokie 2 socialdemokratai šiuo metu kokiai vasaros stovyklai tvirkina vaikus lygiai taip pat kaip Bartoševičius. Ir tuo ir baigsim mūsų laidų ciklą, man atrodo, šitą pastabą. Taip. Kodėl tu juokiesi? Tai gyvenimas toks yra. Iš tikrųjų taip gali būti. Gali būti, kad ir liberalas koks nors yra. Tai, Nebeteskim. Testas tau. Kas svarbaus ir tragiško Lietuvai nutiko prieš 85 metus Liepos 21? Vadinamasis, kabutės liaudės Seimas priėmė sprendimą, kad Lietuvos senos nebėr, Lietuva LTSR ir nusprendė prašytis priimami į kraugeriškos jau okupavusios Sovietų Sąjungos sudėtį. Galiu sakyti, dar yra 19 diena, tai yra rytoj sukaks irgi 85 metai, kai VSD vadovų paskirtas Antanas Sniečkus, kompartijos lyderis, pareikalavo išsiaiškinti, pareikalavo atnešti popierius, parodančius, kurie VSD agentai šnipinėjo komunistų partijos viduje ir dabar galvoju, Sprindytė ar Sprindienė, kaip ji ten buvo. Sprindytė, man atrodo, anksčiau sakė. Sprindytė, tai netrukus po to buvo sušaudyta, tai kitaip sakant, dar Lietuva neįstojus į Sovietų Sąjungą, o Lietuvai dirbęs žmogus buvo sušaudytas Lietuvos Respublikos vardu. Tai kažkaip man siejasi su Mockaus ir Kondratovičiaus pastarųjų mėnesių veikla. Ir kaip visada pabaigai pats rimčiausias. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovyklos atidarimo dieną per spaudos konferenciją tarp trenerio Rimanto Kurtinaičio ir Lietuvos krepšinio federacijos vadovo Mindaugo Balčiūno sėdėjo už korupciją nuteistas Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Šiaip nieko nešnekėjo, tiesiog sėdėjo. Ar gali būti, kad šiuo metu Lietuvoje vyksta kova su korupcijos stigmatizacija? Ar gali būti, kad mūsų valstybėje bandoma parodyti, kad negalima diskriminuoti žmonių nuteistų už korupciją? Dėl to mes tiek ir matom tos korupcijos pastaruoju metu. Bijau prikarksėti, esu Lietuvos rinktinės fanas, senas fanas, bet jeigu Lietuva susimaus šitam Europos čempionate, tai tą nuotrauką reikia padidinti ir rodyti. Kas būna, kai nebe krepšinis tampa svarbiausia, interesai. O sukčiai besisukantis, net krepšinė, ta prasme, krepšinėje turim sukčių, ar ne? Bet čia jau traukiame visi Lietuvos sukčiai į vieną krūvą už krepšinį op. Beje, prisiminiau vieną juokingą frazę per Amerikos žiniasklaidą, skaičiau, vienas amerikietiško futbolo sportininkas buvo sugautas irgi statydamas už savo komandą, bet jis sako, bet aš stačiau, kad mes laimėsim. Tai ta prasme, atlikau savo darbą, viskas aiškiai. Prieš perinant prie antros laidos dalies noriu priminti, kad mūsų draugai Audioteka siūlo Audioteka Club paslaugą nemokamai, įvedus kodą redakcija 30 dienų. Galėsite išbandyti šitą paslaugą, vasarą, man atrodo, labai geras dalykas, pabandykit. Žinau, kad žmonės išbando ir lieka ties audio knygomis, tai man atrodo verta pabandyti pasinaudoti šitą progą. Antra laidos tema, pradėsiu nuo to, kad priminsiu, pameni, praėjusioje laidoje tas rimtasis klausimas buvo, tai kokia čia bus savaitė?
ar ta savaitė, kai Trumpas ką nors atima iš Ukrainos, ar ta savaitė, kai Trumpas sako, jau tuoj nubausiu Putiną. Tai buvo pastarasis variantas panašu, Donaldas Trumpas iš pradžių anonsavo rimtą pareiškimą Rusijos atžvilgiu pirmadienį, visa pasaulio žiniasklaida laukė, gėda prisipažinau Ignui Kinčinui, kad laukiau ir aš, ir sakau, mane tas žmogus apgavo tiek kartų, ir aš vis tiek, ta prasme, aš supratau, kad greičiausiai nieko nebus, bet ta viltis vis tiek jinai kirba kažkokia. Čia kaip Pauliaus Širvio eilėraštis, tie mergelės pažadai, kaip tie saulėti žiedai, ar ne? Tie trampelio pažadai. Tai ką galiausiai sužinojome? Tai sužinojome vieną gerą dalyką, kad Vokietijoje esančios Patriot sistemos keliaus į Ukrainą, vokiečiams amerikiečiai duos kitas naujas sistemas, už jas sumokės. Parduos, taip norėjau sakyti, už jas sumokės Vokietija. Kita, man atrodo, irgi svarbi gera žinia apie tai, kad daugiausiai ES valstybių lėšomis kitos NATO valstybės iš amerikiečių pirks ginkluotę ir perduos Ukrainai, yra sutarimas toksai, Trumpas taip pat teikia amerikiečiams kaip pergalę, manau, kad daugiau mažiau to bus laikomasi. Ir trečias tas momentas, tas, kuris ir kelia tą turbūt frustraciją, yra apie tai, kad Amerikos politikai jau yra paruošę rimtas sankcijas Rusijai ir su Rusija bendradarbiaujančiam šalims, bet kas nutiko, Donaldas Trumpas sako, aš duodu Vladimirui 50 dienų ultimatumą, kad jisai nutrauktų karą, pereitų prie derybų ir jeigu tai nebus įgyvendinta, maždaug tik tada tos sankcijos įsigalės. Ką tu manai, žinai apie ką? Ką tu manai apie tą viltį, kuri vis kyla Trumpui prabilus apie Ukrainą ir užuominas tas siunčiat, kad galbūt viskas bus gerai? Aš tau pasakysiu, kad tarp to penktadienio vakaro ir pirmadienio vakaro aš nusivyliau žmonijos protais. Iš tiesų, pasaulio žiniasklaidoje, politikos mokslų sferoje, pačioje politikoje, ir apskritai visuomenėse yra daug protingų žmonių, išmintingų žmonių, giliai mąstančių. Bet ką mes tas 2 paras girdėjome? Senatoriaus Grahamo sankcijų paketas jau ant Trumpo stalo. Taip. Jeigu imt tik lietuvišką žiniasklaidą, dabar kai duos, tai ten jau iš Putino ir Rusijos nieko nebeliks, jie turės baigti karą. Dabar jau Trumpas taip supyko ant Putino, kad tam šakės yra. Ir aš dabar galvoju, kai paprasti žmoneliai norimą priima už esamą, gali atleisti. Žmogus žemažiūris, gal iš savo miestelio neišvažiavęs ar ne, ir šiaip, mokslų nebaigęs. Kaip tu sakei, geras žmogus. Kaip mano mama sakė, geras žmogus. Ne? Jei įvarydavo ant Brazausko Uspaskicho nesustodama, bet apsisukdavo, sakydavo, bet on geras žmogus. Ką tas reiškia, aš taip ir neišsiaiškinau. Aš tai galvoju vis tiek, kad tai yra ne mums teist žmogų. Turbūt, toks kaimiškas požiūris. Tai, ta prasme, tokius žmonės gali suprast, kai jis tam pasakė, bet on geras žmogus. Bet korifėjai, ar ne, politikos mokslo, žiniasklaidos, politikos, varė visokius blėnius, jie tikėjo Trumpu. Trumpas jos buvo išdūręs kokį 999 kartą ir galvoju, palaukit, jūs išdurs 1000 kartą, kaip ir atsitiko. Ta prasme, iš pradžių buvo, kas čia yra, aš pasieksiu taiką per 24 valandas. Atėjo, žiūriu, kad geresnis terminas ir 2 savaitės. 2 savaitės, neišėjo, dar 2 savaitės. Dar 2 kart po 2 savaitės ir dar 2 savaitės. Paskui jau ir Trumpas supranta, kad, vermišelius kabinė oranžinius, bet labai gerai matosi, ta prasme, kad oranžinė spalva ten šviečia ant ausų, ar ne? Blyksi, ten dar pauksuota, ar ne? Ten tie, kaip suknelės tokios būna su mirguliukais, ar ne? Tai 50 dienų. 50 dienų, tai kaip tik ir su kuo sutampa tos 50 dienų. Liepos 3 Trumpas kalbasi su Putinu, Putinas sako, pradedam vasaros ofenzyvą, puolimą. 60 dienų truks. Tai 3, 13, 10,
ir plus 50 yra lygiai 60 dienų. Trumpas iš esmės suteikė carte blanche Putinui. O tie ginklai, pavyzdžiui, jis ten kalbėjo apie 17 Patriot sistemų. Tai arba jis yra balabolas visiškas, arba jis net nežino, kas ta Patriot sistema yra. Patriot sistema yra 4 baterijos, ar kaip čia sakyti, arba 6, arba 8, arba net 10. Nu, negali būti, tai kas čia yra, ar taip skaičiuojant, ar vidų skaičiuojant, ar išorę pačią sistemą skaičiuojant. Jis gal raketas iš jų skaičiuoja? Tai realiai turbūt, kad daugiausiai, ką gaus Ukraina, tai 2 sistemas po 4, nes dažniausiai tos, kur yra Ukraina, yra po 4 ten. Tai čia tos kurios yra dabar Vokietijoje. Jo, tai viena ir tos sistemos, nu, jūs negali pakeisti. Pavyzdžiui, jų nelabai gali statyti prie Charkovo. Pirmiausia, jos Charkovas apšaudomas dronais. Ne tik dronais, yra raketos ar to artimai nuotolio, netgi tos, kur skirtos oro gynybai, jos yra per trumpas laiko tarpas, kad susektų, ar ne? Tai kad Ukrainai padėtum, reikia padaryti, kad Rusija negautų nieko. Dabar paaiškėjo čia, kad Ispanijos firma pateikė vamzdžius, pateikė gatavus liejinius, patrankų vamzdžiai, tai yra haubico vamzdžiais. Haubica rusiška po 2000 šūvių eina velniop, vamzdis išeina, reikia jį pakeisti kitu, bet rusai neturi galimybių dabar gaminti daug. Tai Ispanijos firma, NATO firma pateikė rusam šitos dalykus, Danijos firma ten garantavo kažką kitą. Nu tai reikia sankcijų tokių ir tik Amerika jas gali įvesti, kad nukirptų šitos visus ryšius. Tai dabar realiai tas, dar buvo, Grahamas yra vienintelis žmogus, kuris gali perkalbėti Trumpą. Skelbia ir mūsų antraštės ir negalvoja. Vaikeliai. Trumpo niekas negali perkalbėti. Kartais Trumpas su menku meškiuko proteliu gali pakartoti tą, ką sakė paskutinis žmogus. Bet tai nebūtinai reiškia, kad jis tą darys. Tai vat, man tos 2 dienos buvo nusivylimas žmonijos protais. Nes galvoju, kiekgi galima, reikia daiktus vadinti tikrais vardais. Aš atstovausiu tuos, kuriais tu nusivyliai. Pabūsiu vienu iš tų. Man negėda. Iš tikrųjų taip, tas jausmas visada yra dviprasmiškas. Aš, kaip vienoje laidoje, vienas iš mano monologų buvo... Tu pozitivistas, ar ne? Nežinau, to pasakysiu. Vienoje iš laidų pasako apie tai, kad aš nuoširdžiai manau, kad visi faktai rodo, kad ta teorija apie tai, kad Trumpas yra Rusijos asetas, tai yra ne agentas, bet asetas. Tai yra žmogus, kuriam naudinga būti su Rusija, kažkada iš to gavęs finansinės naudos ir kuris dabar yra pozityvus Rusijos atžvilgiu ir jisai nieko nedarys prieš Rusiją, suprasdamas, kad gaus iš to asmeninės naudos anksčiau ir vėliau. Aš manau, kad ta teorija yra ne sąmokslo teorija. Manau, kad taip yra, taip visada dirba tiek sovietų žvalgyba, tiek rusų žvalgyba, jie tam turi ištreniruotus kadrus, kad rastų tokius žmonės, turi psichologinius modelius, kaip paveikti tave ir turi pinigų, jeigu neišvogia, tave papirkti. Tai administracijai pas Trumpo vieno iš aukščiausių pareigūnų, Gorochovskis, ar kaip į ten, kuris pateikė dokumentus, kad jis gimęs Maltai. Jis gimęs Sovietų sąjungoje, ten atvažiavęs ir taip toliau. Tai kai iš esmės, sakykime, būtų koks nors vyriausybės kancleris, ar ne, būtų Rusijoje gimęs veikėjas, arba kaip šitas Žemaitaičio partijos Brusokas finansuotojas būtų dabar, nežinau, Seimo kokio teisės departamento direktorius, pavyzdžiui. Tai daug ką pasakytų, ar ne? Aš tą suprantu. Ir protu, kiekvieną kartą, kai ką nors Trumpas sako, mano protas sako, nieko nebus. Jisai niekada per visą šitą 4 metų kadenciją, daug dievė, kad tik 4 metų ir neišvirstų viskas į kažkokį krūviną tęsinį,
kad niekada per šitą laiką jis nepadarys nieko Rusijai iš tikrųjų kenksmingo ir iš tikrųjų naudingo Ukrainai. Niekada jisai šito nepadarys. Jokia Melania Trump, kaip čia pasakoja jisai, kad žmona padarė įtaką, nes jai gaila dėl Ukrainos, žūstančių Ukrainoje civilių. Aš beje manau, kad tai galbūt jisai tiesą sakė, nes yra LRT pasakodami šitą istoriją rodė tokį dengimą, kaip Trumpas ir Melania Trump susitinka su Putinu, iš jo žvilgsnio matos, kokią jinai paniką jaučia Putinui, plus nepamirškim, kad Rusijos žiniasklaida jos nuogos nuotraukas išviešino, taigi jinai supranta. Antra šiaip yra gimusi Slovenijoje, tai ji iš principo žino, kas yra komunizmas. Taip, tai aš tikiu, kad jinai galbūt jį ir jam kažkokias, jeigu jie iš vis kalbasi, kad jam kažkokias pastabas sako, bet jis niekada nedarys realių veiksmų, aš tą protu suprantu, bet kiekvieną kartą, kai sakoma... No and what? ir tada, kai tau sako, žinai, va čia pirmadienį bus tas, tada mes su Ignu Kinčinu surašinėjom, tai čia nieko, ta prasme, aišku, ir tada ir juokiamės iš tų, kas tiki, bet sąžiningai, viduj vis tiek yra, o gal kažkas priėjo prie jo. Gal per golfą, Grehamas ar kažkas gal sugebėjo įtikinti. Gal jam susišvietė, kad nauda dabar jam bus iš Ukrainos kažkokia. Gal ukrainiečiai pasiūlė kokį perimti ten naftos, kokią nors, gerai, ne naftos, kokią nors kasyklą. Tu tada galvoji, o gal kažkas nutiko, kažkaip buvo prieita, gal susitarė dėl Nobelio premijos, kad jeigu jis išspręs tą. Ir jisai dabar netikėtai stos Ukrainos pusėje iš tikrųjų. Viltis vis tiek yra, nors tu protu supranti, kad taip niekada nebus. Šitas žmogus yra įstatytas į rusiškas vėžes, taip kaip šitie baltarusiškų trašų kroviniai. Ir jis niekada neišeis iš šitų vėžių. Protu tu tą supranti, bet ta viltis, man atrodo, visgi yra natūrali. Tai yra sergant už Ukrainą. Man atrodo. Ne, taip, viltis miršta paskutinė, bet koks kitas posakis yra viltis yra durnių motina, ar ne? Tai šiaip jau, ne tik karo, bet ir realios politikos reikaluose, reikia mąstyti labai nuogomis, racionalimis kategorijomis, nes tai iš esmės, iš esmės, tokie kaip Trumpas ir naudojasi gerų žmonių gera valia ir tikėjimo, kad, yra kažkoks tai, kad negali būti, kad Amerika negali būti tokia. Šiaip tai kai jis pirmadienį pasakė, tai yra ciniškas pelnimasis iš ukrainiečių kraujo. Jis darys dylą. Taip. Amerikos gamyklos gaus užsakymą, gaus pinigų, mokės europiečiai, pinigais, o ukrainiečiai krauju. Ir ne, kaip pasakyti, ir sakyti, kad čia Trumpas pasikeitė, Trumpas perkando Putiną, yra šiaip jau nusikaltimas prieš žmoniją. Ne veltui Volteras kažkada parašė tokią apysaką Kandidas, kuri mano gyvenime yra palikusi labai didelį įspūdį, nes aš 4 kartus pradedant 2 ar 3 klasę skaičiau tą knygą, kol galiausiai supratau, kad Volteras taip tyčiojasi iš pozityvizmo filosofijos ir tokio Leibnico, vokiečių 17 amžiaus filosofo, nes viskas yra ten į gerą, ar ne? Nupjovė kunigaikštytėje kunigundai vieną kulšį, kareiviai suvalgė apsuptam mieste, bet labai faina, antra kulšis liko sveika. Tai ta prasme, Lisabonoje per žemės dirbėjimą žuvo 50 000 žmonių, bet labai gerai, visi kiti gyvi liko. Tai pagal šitą mąstymą mes klojam grindinį ar asfaltą ar plyteles tiems tokiems veikėjams kaip Trumpas ir jie gali tarpti, nes jeigu būtų, jeigu nebūtų to tikėjimo vidinio, aš suprantu šitą
Aš irgi turiu tokio tikėjimo, pavyzdžiui, ten, kur mano komanda neturi šansų laimėti, bet vis tiek kažkaip prieš rungtynės, kuri visokios, o gal ten kažkas įmes 40 taškų, o gal ten, gyvenimo rungtynės nerealias kas nors sužais. Bet čia viena, kai yra sportas, tai yra pramoga, ar ne? Ir kitas dalykas, kad sport yra tas toksai emocinės bangos dalykas, kad tu iš tikrųjų gali pasiekti kažkokį... Kartais nutinka. Taip, kartais nutinka. Politikoje yra strategavimas ir nutinka viskas spontaniškai. Prieš baigiant laidą. Realiai tai turbūt, kad Ukraina ir sveika protą gelbsti Rusijos fiurerio Putino durnumas. Jeigu jis nebūtų durnas, jau būtų status quo gavęs, viską pasiėmęs ir ruošęsis naujam karui pabaigti kada nors su Ukraina po 5 metų ar po 3 metų, bet kadangi jis yra, kaip čia pasakyti, diktatoriams būdinga šitas durnumas. Jis jau yra nebe realybėje arba savo susikurtoje realybėje gyvena, jis tebetiki, kad jis gali laimėti karą. Po 50 dienų, bus užėmęs kokį 1000 kvadratinių kilometrų daugiau maksimum, ar ne, o galbūt ir to nebus. Iš esmės status quo, nebus pasikeitęs, ir tada Trumpas turės duoti dar 50 dienų jam, kad žiemos puolimą galėtų, ar 60 dienų, kad galėtų padaryti, tai iš esmės, toks lieka kaip lygiosios, bet aišku, kad lygiosios nutrunka akimirką realiam gyvenime. Be kita ko, pastarąjį kartą, kai Trumpas sustabdė, dabar galvoju, ar karinę paramą, ar žvalgybinę paramą, tai buvo tuo metu, kai Rusija vykdė puolimo veiksmus, kaip tik Trumpas tada tai ir padarė. Baigiant laidą, mes su Birute Davidonyte ir Ignu Kinčiūnu, kai jie pakeitė tave atostogaujantį, kalbėjom apie tai, apie tą per NATO vadovų susitikimą matytą padlaižiavimą, šypsojimąsi Trumpui. Ir yra 2 versijos, mes diskutavom apie tai. Viena versija yra tai, kad galbūt Europos vadovai padlaižiauja, pataikauja, lankstosi kaip karaliui, o kitas, kad galbūt Europos biurokratija iš savo patirties suprato, kad su to žmogum reikia bendrauti taip, nori pasiekti tikslų, turi bendrauti taip. Kaip tau atrodo? Čia yra politikos šlykščioji pusė. Ir taip, man tai nepatinka. Man tokia politika nepatinka, kadangi demokratija tai yra atviros visuomenės santvarka, ar ne? O atviroj visuomenė negali būti karalių. Beje, tiek de Tocqueville veikale apie Ameriką, tiek patys amerikiečiai, kai 18 amžiuje jie rašė konstituciją ir įstatymus, tai jų, kaip čia pasakyti, mintie visą laiką, kaip padaryti mūsų santvarką, kad joje niekada negalėtų būti karalius, kuris viską tvarko, kaip tada Didžiosios Britanijos karalius pasakė ten, sunaikinti Amerikos laisvę ir viskas vykdoma. Tai visą laiką buvo, kad nebūtų karaliaus. Ir kai demokratijos lyderiai, demokratiškai išrinkti lyderiai pradeda elgtis su kitos demokratinės valstybės lyderių, kaip su karalium, pradeda bučiuoti jam žiedą, kaip vyskupui arba kojas, puola į kojas, tai iš esmės demokratijai tai į gerą niekada neišeis. O jeigu tai padeda pasiekti tikslo? Ar padeda? Dabar yra naujos sprendimo užuomazgos. Europa moka pinigais už ginkluotę. Sprendimas Ukrainai geras. Galim prisiminti tos pačios Ukrainos pavyzdžių. 1654 metais kazokų sukilimas vyksta. Mūsų protėviai abiejų tautų respublikos, tiek Lietuvos kunigaikštijos, tiek Lenkijos karūnos, jau brendo tas momentas, kad padaryti ne Žečpospolitą obojgų narodų, reiškia abiejų tautų respubliko, Žečpospolitą trojgų narodų.
3 tautų. 3 tautų. Nu, tas nepavyko ir Chmelnickis, kurie keista man, kodėl ukrainiečiai stato Chmelnickui paminklus. Tai jis pardavė Ukrainą Rusijai. Ir ta prasme, ir Chmelnickis, irgi žiūrėdamas, kaip čia geriau susukti su tuo karu, ar ne, kaip čia laimėti, jis sudaro konkordatą su Rusija, kitaip sakant, sudaro sąjungą su Rusija, bet rusai niekada nepripažino sąjungą. Rusai įsivaizdavo, kad jie inkorporuoja Ukrainą, kas ir buvo padaryta. Tai tu įsivaizduoji, kad tu darai gerą, ar ne? O rezultatas per likusius 100 metų yra blogas. Tai aš irgi nežinau, ar Europos lyderiai ką nors laimėjo. Gali sakyti, laimėjo laiko. O kiek čia to laiko praėjo? Ar mes iš tų 50 dienų arba 20 dienų pataikavimo nuo NATO ten to samito, ar mes galim daryti, kad čia jau Europą, ką norintais išlošia? Bet negalima politikui 20 dienų terminais matuoji vis tiek metais, keliariais. Tai aš ir sakau, ar tai yra išlošimas, ar tai yra menamas išlošimas, įsivaizduojamas išlošimas. Man atrodo, kad vis tiek galiausiai laimė tie, kurie laikosi savo. Kad ir kas būtų. Taip, Europa šiuo metu negalėtų apsiginti nuo Rusijos atominių raketų atakos. Bet jeigu tu galvoji, kad tave Amerika apgins, jeigu tu jai pataikausi, tam reikia realiai pražaisti ir tikrovėje, kad tai atsitiktų. Ar Trumpas gintų tą Europą? Big question. Arba jeigu spręst pagal praėjusią pirmadienio situaciją, tai jis ką nors ble padaryti. Trumpas šneka, bet jis nedaro. Ir jeigu jis pažada ką nors, tai nebūtinai įvykdys. Net su muitais yra košė visiška, kur atrodo, čia, ta prasme, kaip ir žaidimas į vienus vartus, bet tai muitai Kanadai yra, tai nėra, tai bus, tai nebus, tai tada tai Europoje darysiu, tai paskui paskelbė, kad su Kinija pasiekė 140, ar ne, statymai sustojo ir tada sugrįžo iš principo į tą poziciją, kur buvo. Tai vėlgi, jeigu mes būtume istorikai, kurie gyventų 2050 metais ir mes rašytume apie tos laikus, tai aš tikiu, kad mes turėtume rašyti, kad šitas užpakalio Trumpui bučiavimas Europai nedavė jokios apčiuopiamas naudos, tik tai sutrukdė Europai pačiai greičiau pradėti perginkluoti kariuomenės, nes visada lieka ta iliuzija. Čia mes susitarėm, Trumpas apgins, tai kam čia keisti kariuomenės struktūrą, kam didinti brigadų skaičių, kam pradėti raketų gamybą arba kūrimą tų raketų, ar ne? Jeigu Trumpas galų gale sutiko ar neišves kariuomenės, ar ne. Tai, pavyzdžiui, būtų pasakęs Trumpas kovo mėnesį, kad išvedu ir pradėjęs išvedimą iš Vokietijos, tai būtų geriau. Lietuvos, tai ką? Tai tada ir Avralas, ar ne, Vokietija jau galbūt įkūrusi kelias naujas brigadas. Taip kad gyvenime yra taip, arba tu atviram pasauliu, arba tu laikaisi savo, lieki ištikimas savo principams, savo vertybėm ir pagal jas darai sprendimus, net jeigu tau artimiausiam metu tai duos per kišenę, per pakaušį ir taip toliau. Bet tu galiausiai liksi ramia sąžinė ir galėsi pasakyti, aš padariau viską. O bučiuoti kitam veikėjui, ypač tokia veikėjai užpakalį, apskritai bučiuoti užpakalį niekam nėra malonus dalykas. Tai kam tai daryti? Beje, gavosi visai tematinė laida apie tuos, kurie laikosi vertybių ir tuos, kurie nesilaiko vertybių. Beje, Netflixo dokumentika yra labai prastas dalykas, prastas istorijos šaltinis, bet pažiūrėti kadrus, kaip Miunchene buvo kalbama su Hitleriu,
labai primena visus šitos dalykus ir žinome, kur visą tai nuvedė. Beje, dar pasakysiu vieną dalyką, vieną komplimentą pasakysiu, kad Rimvydas Valatka, kiek aš esu matęs, yra vienas iš nedaugelio žmonių, kuris savo mokymo laikosi realybei. Man paliko labai įspūdį išėjimai visokie iš darbo, kurios teko matyti ir išeidavai į sudėtingesnės situacijas, bet visada laikėsi savo. Ir man atrodo, kad visai gera tema gavosi, visai gera laida. Kągi, ačiū visiems žiūrėjusiems, prenumeruokit mūsų kanalą, pasidalinkit su tais, kam galėtų būti įdomu, mes keliamės į Patreoninę dalį, joje kalbėsime apie iShowSpeed pasirodymą Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Prisidėkite prie mūsų, jeigu nesat mūsų Patreonais, lauksime jūsų mūsų Patreone kitą kartą. Iki. Nežinau, ar mums pavyks, aš esu įsirašęs į tą prie toko apie tai, kad antroji dalyje apie Trumpą ir iShowSpeed, bet nežinau, ar pavyks apie jį pakalbėti, tai jeigu ką perrašys mane. Tai gal iškart galim 2 pradžias pasidaryti, pavyzdžiui. Taip geriau? Jo. Aš manau, kad išeis pakalbėti. Galvoju, jeigu neišeitų laidoj pakalbėti, pavyzdžiui, jeigu apie Trumpą ilgai kalbėtume, tai galim Patreon'e pakalbėti. Gal ateitų Patreon'ų pasiklausyti.